Vienatvės šventovė. Vienatvės šventovė. Tai sąmoningumu pagrįsta meno terapija. Specialiai sukurta pagyvenusiems žmonėms, kurie yra vieni namuose. Tai terapinis metodas, kurio metu daugiausia dėmesio skiriama rankdarbiams iš perdirbtų medžiagų, suteikiant kūrybišką ir sąmoningą emocinės išraiškos ir geros savijautos galimybę. Perdirbtų medžiagų naudojimas pabrėžia išradingumą ir aplinkosauginį sąmoningumą. Jums reikalinga medžiaga. Perdirbtos medžiagos. Pavyzdžiui, kartonas, audinių atraižos, sagos, butelių dangteliai ir kiti daiktai. Pirmas žingsnis. Surinkite įvairių perdirbtų medžiagų, pavyzdžiui, kartono, audinių atraižų, sagų, butelių kamštelių ir bet kokių kitų daiktų, kuriuos galima panaudoti pakartotinai. Tyrinėkite šias medžiagas naudodami savo pojūčius. Pajuskite tekstūrą, įsiklausykite į garsus ir įvertinkite kiekvieno perdirbto daikto unikalumą. Antras žingsnis. Apmąstykite teigiamą prisiminimą ar patirtį. Tai gali būti džiaugsmo akimirka, reikšmingas pasiekimas arba ypatinga vieta, kurią jie brangina. Užsirašykite arba mintise išvardykite pagrindinius šio prisiminimo elementus. Pagalvokite, kaip šiuos elementus galima pavaizduoti naudojant perdirbtas medžiagas. Trečias žingsnis. Sutelkite dėmesį į kiekvieną gaminimo proceso etapą, atkreipdami dėmesį į medžiagų tekstūras, spalvas ir formas. Galite sukurti koliažą, skulptūrą ar dekoratyvinį daiktą, simbolizuojantį teigiamą prisiminimą. Apmąstymai ir gairės. Padėkokite už teigiamą prisiminimą ir galimybę dalyvauti šiame kūrybinėme procese. Pripažinkite bet kokias emocijas, kilusias kuriant. Nesvarbu, ar jos susijusios su teigiamu prisiminimu ar su kitais jausmais, kurie gali iškilti į paviršių.